Sveiki visi esantys Lietuvoje. Šiandieną kalbinsim Vaidą, kuris ne per seniausiai atvyko į Australiją. Tikriausiai jau daugiau negu pusę metų atvykęs čia. Jis daugiau papasakos apie viską. Sveikas Vaidai, sakyk, iš kokio miesto esi atvykęs, kiek tau metų? Trumpai apie save. Aš atvykau iš Klaipėdos. Man rytoj 65 metai. Trumpai tiek. Klaipėdai pragyvenau visą savo gyvenimą, 24 metus. Po 24 metų išvykau iš savo gimtojo miesto. Kodėl pasirinkai Australiją? Kas patraukė? Gal kažkas turėjo įtakos tau pačiam? Australija vis laik buvo paslaptinga šalis ir niekad neplanavau važiuoti iš Lietuvos. Bet taip gavosi, kad vienas žmogus pasiūlė ir gal neįgyveninto vaikystės svajonę, sakant, jei važiuoti, tai važiuoti, nes niekad nedomino jokios Anglijos, Airijos, Ispanijos, nežinau, norėjosi, jeigu važiuoju, tai kaip su draugais juokavom one way ticket. Toli nuo namų. Ir jeigu jūs važiuoji, tai važiuoji be taip, kad poros vaikščios galvotum, važiuoju namo, čia mane gerai. Išvažiuot, kad nebūtų tokio lengvo kelio grįžti. Ką sakė tavo artimieji? Ar jie atkalbinėjo tave nuo važiavimo, nes vis tiek tai yra tolima kelionė, nežinoma, Australijos nieks nepažįsta, nieks iš ten negrįžo. Ja, čia buvo įdomi istorija, kai pasakiau savo artimiesiam, pasakiau savo tečiui tai jisai vos manęs nepasiuntė toli. Sakė, visai pablūdau, kur aš iš čia sumašiau nusitrenkti, negalėjau sugalvoti kur nors arčiau, Švedija, Norvegija, Anglija. Važiuoju kur nors arčiau, bet kur ten Australija, labai toli. Mama reagavo gan normaliai. O sesė šeima, tai sulaukė palaikymą. Mano tokie artimieji. Tėtį per savaitę perkalbėjau. Kai sudėliau savo visus planus, ką aš noriu, kodėl važiuoju, o ne šiaip pat. Važiuoju, nes neturiu ką veikti. Prisimink savo pirmas savaitės Australijoje. Ar ką jautėjai? Ar buvo kažkokių tai baimių? Kaip sekėsi įsilieti į tą pačią australišką kultūrą? Pirma savaitė. Buvo labai baisu. Nes atvažiavau, iš tikrųjų, atvažiavom mes keliais draugais, bet kai atvažiavom, turėjom kur gyventi, vis tiek išnuomoti gyvenamą vietą, pas mane anglų kalba buvo visiškai nulis ir kažkur eiti vienam kažką daryti, praškai rankos buvo užrištos, nes kalbos nemokėjau, dar baimė eiti ir kalbėti, kai kalbos nėra. Tai pirma savaitė tai buvo tikrai tragiška, realiai visur ne vienas. Įdomi, bet po pirmos savaitės, kai tas perversmas įvyko, kai pamatei, kad čia tu vienas kitatautis, kad ypač Sidnėjus yra toks miestas, kai pilna žmonių iš viso pasaulio, labai daug iš Kinijos, kai visi kalba su savo akcentais, kas kaip moka, tai taip šneka, tai nežinau, kaip pirmų 2 savaičių pradėjau ir pasikalbėti. Kaip greitai susiradai savo pirmą darbą? Pirmas darbas, iš tikrųjų, buvo gan sunki misija. Kaip minėjau, buvo persilaužimas dėl kalbos labai baisus. Irgi bandėm ieškotis paprasčiausių būdų, eiti per tos barus, bandyti rasti darbą. Bet kai eini ir tavo kalbos įgūdžiai baigėsi ties tom, kad labas, aš ten Vaidas ir viskas. Tai... Pradžiutas daugybė CV išdalinimo, praėjimo, pravaikščiojimo, prasiuntinėjimo. Tas pirmasis laukimas, tas atsakymo, realiai pirmos savaitės, 1, 2, 3, nieko gero. Po 3 savaičių, tas pirmas darbas buvo rastas visiškai netikėtai, irgi iš vieno baro, tiesiog buvo penktadienio vakaras, be 15:07 vakaro, dar kaip dabar paimenu tą akimirką, tiesiog man paskambino, iš tokio baro, sako, mes norim pakviesti tave pabandymui. Aš sakau, gerai, kada galiu ateiti? Sako, dabar. Sakau, kaip dabar? Už kiek laiko galėtum?
tai gerai, sakau, už 15 minučių. Nes pasakė, kurie ten yra, sakau, galiu per 15 minučių atsirasti. Tai už 15 minučių buvau savo naujam darbę. Ten bare dirbau virtuvį. 2 dienas. Ir iš tikrųjų, po tų kelių savaičių paieškos pradėjo plūsti atgaliniai tokie. Padirbęs tą savaitgalį bare, pirmadienį gavau pakvietimą į kitą darbą, į pokalbį, paskui jau tos savaitės pabaigoje jau gavau ir iš viešbučio irgi atsakymus. Jau taip įdomi, kad laukiam nežinia, tos 3 savaitės, o paskui tas atgalinis ryšys taip kaip banga plūdo darbų. Atvažiavai su studijom ir studijuoji anglų kalbą. Kas lėmė tavo tokį pasirinkimą ir ar nesigaili? Šitą mano pasirinkimą lėmė Artūro rekomendacija. Iš tikrųjų net negalvoju, kad galimas toks variantas, nes pradžiai galvoju, kad visi reikia. Anglų reikia kažką pasirinkti prieš tai testą, jeigu nepavyks, reikia anglų pasimokinti. Bet kadangi aš žinojau, kad aš anglų nemoku ir su Artūru pakalbėję, priėjom tokios išvados, kad yra įmanomas toks variantas ir mane tai labai tenkino, nes man iš tikrųjų tos visos studijos, ten papildomas diplomas nelabai man reikalingas, nelabai mane domino, o anglų kalba, vėl tos studijos buvo galima trumpesniam laikui, ten iki metų galėjai tai turėti studijas. Ir ta mano toks Australijos tikslas buvo metai laiko, anglų kalba, pažiūrėti, ką aš čia galiu ir išmokti anglų kalbą. Galima sakyti, kad metai buvo, tu paskyrės metus kaip savęs išbandymų ir jeigu tu įsitvirtinsi, tai pasilieki toliau? Panašiai, iš tikrųjų tai buvo viena iš priežasčių, dėl ko savo šeimą nuraminti. Čia dabar atskleisiu tiesą. Visiškai slaptai. Visiškai slaptai. Buvo mano iš tikrųjų tokia slapta potekstė, kad aš važiuoju čia išmokti anglų kalbos. Vizą metams, jeigu man čia nepaseks, bent jau būsiu išmokęs anglų kalbą, ko neprisvirčiau Lietuvoje. 3 metai bandžiau eiti kursus anglų, bet taip ir nenuėjau. Tai čia taip kaip skau mano brangus metų kursai Australijai. Bet su potekstė, jeigu man čia patiks, patiks, tai bandysiu realizuoti save ir pasilikti ilgesniam laikui. Ar tau patinka studijos ir kokie tavo hobiai iš kokių šalių, ar jūs bendraujat, leidžiat laiką? Studijos iš tikrųjų labai patinka, turiu labai gerą dėstytoją. Jinai yra iš Airijos. Atvažiavo iš čia. Supranti ją? Pirmos savaitės buvo baisės. Pirmą savaitę sėdėjau tai klasėj strese visiškai. Visą stresavau, sako, nusiramink Vaidai, viskas bus gerai, šito pirmos dienos priprasi, nieko tokio. Aš visas drebėjau klasėj, nes klausau, nieko nesuprantu, ten kai kurie jau pusę metų mokinas, dar ten kažkas vienas nieko. Bet laikui bėgant viskas įsivažiavo. Iš tikrųjų labai kursiokai, labai nuostabu, kad tu studijuoji kartu, nežinau, su brazilais, kiniečiais, japonais, filipiniečiais, Indonezija, Pakistanas, nežinau, įvairiausių šalių žmonės. Viso pasaulio. Pas visus tą kalbą laužti, kiekvienas tenais vis kažkaip kitaip darė, mes kitą pajuokinam savo tarmėm. Įdomiai, pažintas kitas tautas, irgi pastatas vyksta tokiu būdu, kad realiai tenka natūraliai susipažinti su tautom, kaip jie, kas ten pas jų, koks valgis, kokios tradicijos. Pasakojam viens kitam, kaip ten pas mūsų, kokios taisyklės, kaip ten pas jų. Įdomu, kažkur labai įdomu. Ar yra, kad kažkas nepatiktų tavo studijose? Nepatiktų. Pačiuose studijose, tai negalėčiau. Nepatiktų. Tikrai patinka tas lankstus grafikas, gali ryte eiti, gali vakare eiti. Kartais gal tas nepatikimas išsivysto, kadangi turi dirbti, po darbo į studijas nueiti, tai kartais nukenčia studijų kokybė, nes jau vakare tos studijos jau nebe tokios kokybiškos. Jau po darbo nueitės. Šiose studijos tai iš tikrųjų viskas patinka. Dabar turbūt vienas svarbiausių klausimų. Kaip jautiesi Australijoje? Ar jauti kažkokį diskomfortą, ar tau patinka, ar nepatinka čia? Jeigu patinka, tai kas patinka, jeigu nepatinka, tai kas nepatinka?
labai plati tema. Man Australija labai patinka. Aišku, apie pačią Australiją taip plačiai kalbėti nelabai galiu. Galiu kalbėti labiau apie Sidnėjų ir aplink Sidnėjų, kas vyksta. Iš tikrųjų, šis miestas mane sužavėjo, jisai labai didelis ir tuo pačiu labai mažas. Susisiekimo transportas žiauriai geras, viskas išvysta gerai. Miestas gražus, labai saugus miestas. Aišku, viskių įvykių esu girdėjęs, viskių nutikimų ten, bet man nieko nenutiko. Sidnėjus realiai turi vos ne vieną pagrindinę gatvę ir pagal ją viskas driekiasi, visi prekybos centrai ir taip toliau. Ir dar kom panašu, kad čia, man ir netgi klimato panašu, nes kai juokas, kai paskau, nes čia vėjota, čia gan, tos nesijaučia drėgmės, bet man iš Klaipėdos, man tai gan panašu. Vėjas, saulė, daug lietaus. Plaukia jachtos. Kartais jaučiuos kaip namie, ateini į krantinę, ir Klaipėdą važiuodavau į jachtų prieplauką. Aš iš tikrųjų į jachtą. Miestas tikrai atveju. Labai patinka. Koks iš tikrųjų tavo laisvalaikis nuo darbo, nuo koledžo? Ką veiki? Leidi laiką? Su kuo bendrauji? Ar bendrauji su lietuviais? Su lietuviais bendrauju per daug. Iš tikrųjų laisvalaikis, tai kažkiek patinka man, kad laisvalaikį tu gali tiesiog 1 valanda kelio nuo miesto ir tu esi kokiam kurorte. Išvažiavęs nors į Ispaniją ar tai Egipte, kadangi aš toks biškį vandens maniakas, tai su kokiu draugu šokom į mašiną, pasiėmėm banglentę, bodyboardus, nulėkėm porą valandų kelio nuo Sidnėjaus, esam paplūdimy gal kur 50 žmonių, visas vanduo tavo, saulė šviečia, lėki į vandenį, surfini, maudaisi, deginėsi. Ten pats 50 metrų nuo paplūdimio ant pievos barbekių pasistatei, kepiesi, nakvoji ten pat palapinę, nežinau, man tai čia fantastika. Nuvažiuoji, tas pasakus Džeris Beirivas su Artūru Bomta nuvažiavę, papūgos ant galvos nutupė, ten kengūra šalioja aplinkui, iš rankų išmaitinėm. Ta gamta tokia nelaukinė, tie visi gyvūnai, jie tokie atrodo kaip naminiai kartais, aplinkui tave šalioja, kengūra žiūri tave stebi, ką tu veiki čia, ką tu darai. Įdomu. Laisvalgis tai labai aktyvus, kadangi aš mėgstu aktyvų laisvalgį, tai čia vis laik randu pramogų, tik kartais laiko nėra tam. Kartais su 2 dienų savaitgaliui, atrodo, galėtų būti 5 dienos savaitgalis, 2 dienos darbo, tada gal spėčiau kažką daryti. Ką tu galvoji apie australus? Kokie žmonės, ar patinka, draugiški? Patys australai, iš tikrųjų, su jais net daugiausiai teko bendrauti. Jie labai įdomus, teko jie kad gyventi su australais, kitam kambarį gyveno. Tai jisai buvo iš tokio jau Australijos iš miestos, ten jau gyvūnų mažo miestelio. O tas akcentas buvo man nesuprantamas. Mes su juo žaidėm Xbox'u, tai bandžiau bendrauti, tai pirmą pusvalandį aš visai nesupratau. Jis net, hey mate, tas pasakymas, tas kalbėjimas, tai įdomu žmonės australai. Labiau atsipalaidavę, jie nieko neskuba. Ir kiek tenka dirbti su australais, tai visai kitaip. Tai dabar ir tas pasakymas labai patikėtų. Ar užtenka pinigų pragyvenimui už tai, kad uždirbti? Užtenka užsimokėti už pragyvenimą, keliauti, ar kažkas iš tėvų remia? Tikrai, viską užtenka. Reikia turėti noro. Australija, Sidnėjus, čia galimybių miestas. Jeigu tu mėgsti sėdėti namie, tai ne čia. O šiaip... Važiuok į Angliją. Jo, ten galėsi namie valgyti ir taip toliau. Bet čia nežinau, čia gali realizuoti save visur. Turiu tokių pavyzdžių, turėjau tokį bendradarbį, kuris čia atvažiavo iš Filipinų. Tai jis sakė, darbo kol surado, jis tiesiog gatvėje apsimetė elgetą, apsimetė aklu, bet iš to jam užtekdavo pragyventi, mes ten pasiekėm šitą situaciją, bet žmogus, kol rasdavo darbą, tai nuomai visą kitą, nežinau, tiesiog sugalvau kažką daryk ir įgyvenim savo idėjas, nes yra pilna, gali dirbti, nežinau čia, kartais kai pažiūri darbo skelbimus, tai pamatai šių skelbimų, kad net pagalvoju, kaip įmanoma, kad kas galėtų už tai mokėti pinigus, bet... Pavyzdžiui, yra
Šunų vedžiojimas. Vedžiojimas. Dėkinga. Ne, dėkinga, bet kartais, nežinau, mūsų toj Lietuvoje sėdėdamas net negali įsivaizduoti, kad tai darymas gali gauti pinigus ir iš to pragyventi. Tikrai dirbamas darbas užteks ir nuomai, ir mokslam, ir pramogom. Mane ta žavi tas pinigų, tiek dolerio vertė yra visiškai tokia nei lito, pačių daiktų kaina. Kai nebežiūri į to lito ir dolerio santykio, tie visi daiktai atrodo tokie pigus, tas visas maistas daiktai, užsimaniai kokio naujo telefono, ten 3 dienų alga nusipirkai naują daiktą, kur ten Lietuvoje gal reikėtų mėnesio algos, ten taupyti ir panašiai. Kitoks požiūris, tas pasaulis pasidaro paprastesnis, tas visos kelionės, bilietai lėktuvų, ten, nežinau, iš Lietuvos pas keliauti nors, kai aš turiu pavyzdį lygiai iš metus ir 3 mėnesius buvau išvažiavęs į Egiptą pakeliauti. 2 savaitėm, tai šitą kelionę turėjau taupyti. O čia, kai pagalvoju, kokį Fidžį nulėkti, savaitėlę padirbsiu, tai man užteks visai Fidžį viskam, ten savo kelionėm, ką aš ten norėsiu veikti ir kažką nusipirksiu suvenyrų. Neskusiu pagalvos. Neskaitant to, kad esi Australijai, kur yra šilta, kur yra žydra jūra ir galėtų stogauti čia. Netgi būdamas čia. Gali skristi Queenslandą dar, jeigu čia tau per šalta, liek toliau. Koks tavo iš tikrųjų tolimesnis planas? Sakei, yra metai. Ar planuoji pasilikti? Iš tikrųjų, jo, šitie metai buvo mano apžvalgos metai. Kadangi man čia labai patiko, šitas miestas, šalis labai sužavėjo. Supratau, kad per tos metus čia ją pamatyti, pažinti praktiškai neįmanoma. Nes į kokį Pertą nuskristi, nežinau, bet taip, mano tolimesni planai, faktas, kad gal bandysiu čia likti ilgiau, nes mano tikrai nenusimato grįžimo į Lietuvą. Šitos mano vizos pasibaigimo, po termino pasibaigimo. Liksim toliau, bandysiu įgyvendinti savo nusakytus naujus 5 metų tikslus. Įsibrėžiau didesnius, šuolį didesnį ir gyventi, tobulėti savo darbe, bandyti kažką pasiekti čia, išvystyti kažkaip savo idėjas, bandyti, nežinau, įsitvirtinti, nors tikrai gan neblogai man pačiu sekasi. Nežinau, tikrai, tikslai dabar po tų metų išsivystyti 5 metų tikslus ir žiūrėsim, ką pavyks padaryti, pasiekti juos. Ką rekomenduotum norintiems atvažiuoti į Australiją? Rekomenduoti. Ar galvoji, kad yra kažkoks tai specialus būdas pasiruošti, nežinau, išmokti kažkokios naujos profesijos, ar tiesiog susikrauti daiktus ir važiuoti? Iš tikrųjų, išmanau čia patirties, ką aš patyriau, irgi darbų paieškose su pažįstamais bendraujant. Iš tikrųjų, čia važiuojant reikia visų pirma nebijoti. Dauguma, irgi iš mano pažįstamų, kurie čia žada atvažiuoti, mano draugai pažįstami, visi dauguma bijo dėl kalbos. Nors pas jų kalba, kai yra puikiai, bent pas jūs kalba tobulai angliškai, dar čia bijo. Sako, man ten kursą reikia nueiti, nejuokauk, aš atvažiavau su 0 kalbos, sakydamas hello, viskas. Ir iš tikrųjų, Australija, kitataučius, jeigu nori atvažiuoti ir greičiau čia įsitvirtinti, tu turi turėti amatą. Atvažiuoti čia ir būti direktorium, būti vadovu, čia ne ta šalis. Čia turi kažką mokėti, kažką norėti daryti, elementarų dalyką, nežinau, čia pavyzdys ant technikų būti, prie mašinų, nebūti kažkaip purvini darbai, bet tokie darbai, kur kažką rankom daryti, o nesėdėti čia, atvažiavęs čia buhalteriu nebūsiu, su popieriais taip lengvai iškart tas vėžės neiššoks. Aišku, laikui bėgant, jeigu bus užsibrėžęs tą tikslą, per pusę metų, per metus tu tikrai rasi. Turiu puikių pavyzdžių savo kursiokų, ten dantistai, protezuotojai, ten dažytojai. Žmonės per 3 mėnesius gavo sponsorshipą, tas pats dantistas. Pavyzdys, labai geras pavyzdys, labai man patiko. Jisai 3 mėnesiai čia su visa šeima atvažiavo ir po 3 mėnesių darbo paieškų jis pagaliau atrado, jam davė tą darbo vietą, stomatologijos kabinete, jam sponsorių sutvarkė, jam vadovas netgi atsivežti tėvus rekomendavo, nupirko bilietus tėvams jo, nors jam yra 38 metai, turi 2 vaikus,
Sakytai, jis čia kartu su šeima, bet, nu, žodžiu, turėjo žmogus savo. Tiesiog reikia išlaukti savo dienos, reikia sieti užsibrėžti tikslą. Jeigu sėdėsi namie, kai juokauju iš mintysę savo, jeigu mėgsti žaisti šaškėm ar tai šachmatais ir tau patinka uždaros erdvės, tai ta Australija ir Lietuva ar Anglija tau nelabai įtakos. Jeigu mėgsta realizuoti, pažinti pasaulį, kažką veikti, išmokti kažką naujo, tai Australija puikiai tam tinka. Pasirink gali studijas irgi amatą labai plačiai, nežinau, aš jau dar vieną pavyzdį turėjęs bendradarbis. Jisai, tiesiog jam patinka slaugyti žmonės. Tiesiog į vieną koledžą, jisai tiesiog tai baigs, pusę metų kursai ir po pusės metų jisai tikisi tavam dirbti. Žmogus siekia tą tikslą, to tikslu gyvena. Po pusės metų galima sakyti, jisai gaus sponsorshipą arba gaus permanent residency, kas suteikia tau teisę gyventi, dirbti ir būti nevaržomu Australijoje. Australija galimybių šalis, tik norėk ir siek savo tikslą. Paskutinis klausimas. Ar rekomenduotum kitiems Australiją? Mažiau lietuvių, mažiau konkurencijų. Jeigu taip atvirai nuoširdžiai, tai tikrai rekomenduoju visiems tiems žmonėm, kurie mėgsta veiksmą, mėgsta pažinimą, keliauti, pamatyti, dirbti. Čia brangi šalis, bet čia smagu. Pažįsti įvairių žmonės, įvairias tautas. Man tai šitas smagu. Ačiū Vaidui, susimatysim Australijoje.